Neolitas. Tai mano pavaizduota iliustracija būtent šios knygos. Čia komisija tikriausiai priešingo paliktų. Taigi, mano mėgstamiausia knyga yra Dantės Dieviškoji komedija. Aš ją suskaičius tikrai ne vieną kartą. Ir visų pirma, tai man vieno nostalgija kelia ją laikant, nes ta senovė alsuojanti knyga, tie parudę nuo daugybės skaitomų puslapiai, tai leidžia įsijausti į būtent tą laikmetį, kuriuo rašė pats rašytojas Dantė. Jeigu manęs klaustų, ar verta skaityti šią knygą, tai aš be abejonių sakyčiau taip, nes po šios knygos tu gali visiškai pakeisti savo mąstyseną ir savo pasaulėžiūrą. Man paskaičius šią knygą keitėsi požiūris daugelį aspektų. Ši knyga pasakoja daug istorinių faktų apie antiką, apie pačius viduramžius, daug apie religiją. Ir iš tikrųjų Biblija nėra labai įdomi knyga skaityti, bet jeigu jau yra būtina skaityti, tai geriau skaityti Dantę Dievišką komediją, nes čia sužinosi lygiai tiek pat apie religiją, tik tai bus daug įdomiau pateikta, nes vis dėlto tai poema, jie eiliuota ir daugelis posmų galiu panaudoti gyvenime labai gražiai ir interpretuoti juos. Ir ši knyga palieka